Patapim, scimpanzini, bananini, tung 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 sahur. Patapim, scimpanzini. Sveiki visi, čia Kanius Vakaris, jūsų. Sveiki visi, dabar yra kažkur 9 ryto, su jumis yra laisvo stiliaus žurnalistas Kanius Vakaris ir jos smirdanti sena katė. Aš prišikau po pagalvę. Galėjai. Šiandien mes susitinkame su žmogumi, kuris visą tai pradėjo. BSK įkūrėjas. BSK bendruomenė išgyveno labai daug. Ją supa istorijos ir legendos, tačiau visų jų apsuptyje dalyvavo vienas žmogus. Utopijos pradininkė Saulėgrąža, dar kitų bendruomenės narių praminta Siemka. Papasakokite apie save. Kas jūs esate? Aš esu bendruomenės BSK founder, kaip lietuviškai, Įkūrėjas. Saulėgrąža ir aš jo prisistačiau. Nuo ko viskas prasidėjo? Kas jums davė idėją sukurti šią bendruomenę? Bendruomenės kūriau dėl to, kad labai norėjosi kažkokios bendruomenės ir po labai daug metų aš pagaliau sužinojau, kad Discordas egzistuoja ir tada pagalvojau, kaip kitai būtų, jeigu mokykloje galėčiau susirasti draugų per Discordą, nes aš negaliu kalbėti su žmonėm IRL. Tai sukūriau ir visiems išdalinau, bandžiau ir kitoms mokykloms siūsti, žiauriai daug planų turėjau. Tiesa, jog mokykloje daugeliui vaikų yra sunku susirasti draugų ar bendraminčių. Tačiau toks planas, nors ir rizikingas, buvo solidus. Kaip jūs jaučiatės dabar apie tai, ką sukūrėte? Ar turite kokių nors, ar gailitės ko nors, ar turit kokių įžvalgų? Na, labai kitokių planų turėjau. Kažkada galvojau, kad jeigu sukursiu serverį, tai visi draugai iš karto bus ir atsiras labai daug šito žmonių ir padėsiu kitiems susirasti draugų. Bet labai daug trolls atsirado pirmą dieną, visi spamino tiesiog chatą visokio NSFW ir rasistinėm nesąmonėm. Ir dabar kažkaip galvojau, kad pagaliau kažkas bus geriau. Ir kai susibūrė ta bendruomenė, atrodė, kad labai daug žmonių padėjau, galvojau. Ir tada sužinau, kad jie visi viens kitus prieš tai žinojo ir aš vienintelis žmogus, kuriam šitą tik tais tas serveris padėjo kaip ir draugus. Ir tai niekam kaip ir nepadėjo. Ne vienas BSK bendruomenėje vienas kitą pažinojo. Net ir man, Kaniui Vakariui, teko susitikti kelis pažįstamus. Tačiau taip pat visgi teko susipažinti su ne vienu nauju žmogumi. Kokia jūsų nuomonė apie dabartinę situaciją BSK bendruomenėje, politinė ir visom kitom prasmėm? Na, mano nuomonė, nuo tada, kai MDED perėmė valdžią, BSK labai supolitikėjo ir tiesiog dabar vien tik tais apie politiką arba kas yra diktatorius, kas ne diktatorius kalba. Ir tiesiog nėra, kad žmonės tiesiog normaliai kalbėtųsi ir nėra kaip visiškai tų draugysčių ir nieko tokio nėra. Viskas pavirto politiniam kovom vien tik tais serveryje ir kažkaip iš dalies ilgiuosi to senų gerų laikų, kai būdavo, žmonės galėdavo pakalbėti serveryje
ir nebūdavo blokuojami pusė žodžių ir taip toliau. Ir nežinau, kažkaip net ir prieš, iš dalies atrodo, kad net ir prieš MDED tapimo owneriu prasidėjo vien tik daug labiau politikos visokios ir jau kaip ir nebedraugiškas serveris. Tai biškį, nežinau, gal tiesiog niekada nereikėjo man tikėtis šito, kad iš viso kažkas išeis, nes aš nežinau, ko aš tikėjausi. Gal tiesiog niekada nebuvo lemta būti serveriui. Gniuždo žinoti, jog tai, ką sukūrei, buvo sugriauta neaiškios moralės žmonių. Tikrai, bendruomenėje buvo atimta laisvo žodžio ar apskritai pasireiškimo teisė. Serveryje buvo atimtos galimybės dalintis nuotraukomis, reaguoti į žinutes, sakyti kasdienius žodžius, kurie nelaužė jokių taisyklių. Kokia yra MDED istorija? Kaip jis tapo lyderiu? Na, pradžioj aš pažinojau žmogų, retkarčiais žaisdavom SMPs kartu ir visą laiką jis kažkaip diktatorium tapdavo ir visus priversdavo prisijungti jo kariuomenę ir tada kažkokį gaudavo admin ar ne admin ir visą laiką viskas sužlugdydavo ir aš niekada nepasimokydavau. Ir tada, kai sužinojau, kad aš turiu Discordo serverį, sakė, žiauriai gerai moka viską padarys, žiauriai kaip website atrodytų, net ne Discordo serveris, kad visur bus žiauriai interactive ir daug žaidimų ir rolių ir visko ir formatuotos taisyklės normaliai. Kažkodėl nepatiko, kaip mano taisyklės formatuotos, neįsivaizduoju kodėl. Ir tada aš daviau owner ir tada jis biškį padarė, pradėjo kaip ir gerinti serverą ir tada išnyko daug mėnesių. Ir žmonės pradėjo prašyti botų, aš negaliu pridėti botų, nes aš ne owner. Ir aš įdėjau jam, jis sako, užsėmęs. Ir tada vieną dieną jis grįžo po daug mėnesių. Pamatė Maibachą ir nusprendė tapti diktatorium. Ir aš taip ir neatgavau savo serverio nuo tada. Jau yra vykęs ne vienas sukilimas. Visiems bendruomenėje buvo aišku, jog jiems vadovavo diktatorius su talentu manipuliuoti. Ir visi norėjo pokyčių. Kokie manot yra šansai visų šitų sukilimų, kad jie suveiktų? Na, gali atrodyti ir, kad neturi šansų resistance beveik visiškai, bet iš tikrųjų aš esu kadaise ne kartą nuvertus MDED iš diktatoriaus, kai būdavo SMPs šitą ir aš taip atrodydavo visą laiką, kad neįmanoma, bet jį įmanoma užknėst pakankamai ir įmanoma įkalbėt ir įmanoma nuverst nuo diktatoriaus posto ir IB šitas turi tikrai patirties ir tikrai manau, kad galim, jeigu tikrai bandysim ir skirsim tą laiko, tai gal net greitai kažkur, gal net šį mėnesį atsiimti savo serverį. Tai būtų buvę puiku. BSK bendruomenė dar turėjo šansą, vilties, tačiau joje buvo šnipas ir visi šie planai greitai žlugo. Taigi šiame epizode būtų jau viskas. Ar turite ką nors dar pasakyti? Pabėgo. Čia buvo paskutinis, kada nufilmuotas klipas su saulėgrąža. Nuo to laiko jos niekas nematė. Jos pasąmonę ištiko Maibacho likimas. Ji pabėgo kažkur į mišką, prie Radvilų gimnazijos. Saulėgrąža lig šiol nebuvo matyta. Ji tiesiog dingo, kaip ir jo sukurta ir sunaikinta utopija. Kai kurie sako, jog ją jau pirmą naktį sulesė geniai. Dar kiti teorizuoja, jog jį įstrigo užkulisiuose, o treti prisiekinėja, jog matė keistą į ją panašią figūrą, lakstančią miške, besimaitinančią gyvais kirminais, pienėmis ir Ozo ežeriuko vandeniu. Vietinės legendos teigia, jog jeigu atvirame lauke pamatysi vieną saulėgrąžą, tu nebesi vienas, tave ji jau mato. Sveiki visi!
Čia su jumis yra Kanius Vakaris, jo naujose serijose Tiesa ar bobutės pasaka. Šiandien mes eksperimentuosime, bandydami iškviesti saulėgrąžą. Baisu. Visų pirma, reikia uždegti žvakutės. Progai būtų tik geltonas, bet hobitas parūpino raudonas. Bet tai turbūt viską daro šiurpiau, o ne? Tuomet reikia nupiešti saulėgramą. Kaipgi kitaip iškviesim ją? Mes jau ją nupiešėm. Bet katė šiek tiek sugadino. Kitam epizode mes duosim katei diržo. Ir tuomet metas geriausiai daliai. Ir dabar mums reikia ištarti burtažodį, kurį man pasakė individas, kuris nori likti anonimu. Labai subtilų juoduk. Ex tenebris, saulėgrąža, kilk, per kraujo žiedą, per juodą mišką atsivilk. Umbrai vokant, tu atsiliep, BSK valdove, čia ir dabar apsireikšk. Ignis et cinys, mes tavęs šaukiam, per kebabų dvelksmą, per grindis padažą braukiam. Grįžk, kur darbas nebaigtas, saulėgrąža, Radvilų žemių šmėkla. Nieko nenutiko? A tipo vidury turėtų pasirodyti, ar ką? Žvakės brokuotos gal. Kodėl tu nupirkai imbierinės? Hobitai! Aš kaltinu hobitą. Eksperimentas nepavyko. Dabar rezultatas. Teigiu, kad tai yra bobutės pasaka. Netiesa. Šitaip iškviest saulėgrąžos neįmanoma. Kat! Žmonės, visa tai tikra. Nereikėjo likti kalėjime. Mama, aš tave myliu ir atsiprašau, kad užsidėjau tavo kelnaitės. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki kito karto.